Šiandien kalbėjau apie mitybą sąmoningai ir sugalvojau pasidalinti su jumis tokiais atrodytų paprastais, visiškai elementariais dalykais, nes kalbam apie dietą daug, apie tai, ką valgyti, daug visur atrodo randam ir pasimiršta, kas yra mityba sąmoningai ir kuo tai skiriasi ir kodėl aš nusprendžiau pasidalinti, nes susidūriau, kad kai kalbam su žmonėm, kalbam su klientėm, sakau tiesiog pabandykim tokį paprastą eksperimentą, vat keletą dienų. Atsisėdat prie stalo, minutę laiko skirkit pažiūrėti į patiekalą, kurį valgysit. Apžiūrėti, kaip atrodo, kas yra, kokia konsistencija. Per tą minutę dar spėsit ir pauostyti, užuosti kvapą, kas tenais yra. Ir tik tai tada jau pažiūrėjus, pauoščius, paimti įrankį ir įsidėti į burną. Vėlgi įsidėjus į burną, pajausti skonį, pirmiausia pajausti konsistenciją, struktūrą ir tik paskui pradėti jausti skonį. Gal net pajausit spalvą. Ir kas man buvo labai įdomu, kai atsakymai buvo tokie, bet tai toks jausmas, kad tą patiekalą, kurį aš valgiau, sako, tą pačią avižinę košę, aš visiškai kitaip pamačiau, sako, kokia įdomi ta kruopos struktūra, koks įdomus skonis ir luobelė tenais ir ant viršaus ir nusilpa. Po to lygiai dar buvo labai įdomus atsiliepimas su grūdėta varške. Sako, jie tau tiek laiko valgau grūdėtą varškę, o dabar pasirodo, jinai tokį įdomų kvapą turi. Ir tokį įdomų skonį ir struktūrą, sako, jausmas, kad aš visiškai kitaip pradėjau valgyti. Tai va, tai man buvo pačiai labai įdomu girdėti tai, ką girdžiu. Tai norėjau tiesiog šitą akimirką pasidalinti su jumis. Tai pabandykite ir jūs šiandien ar rytoj prieš valgant minutę laiko skirti pažiūrėjimui patį produktą, pauostymui ir pajausti burnoje.